Dabar norėčiau parodyti, kaip yra įjungiama funkcija out. Funkcija out yra naudojama servisuose, kai važiuojama trečiose šalyse, ne ES, kur nereglamentuoja reglamentas 561 ir logistikose centruose pakrovimo metu. Bet dažniausiai rekomenduojama vairuotojui tai yra naudojama servisuose. Tai vairuotojui griežtai draudžiama važiuoti kelyje su įjungta funkcija out, kadangi tuo metu sistema tachografas nefiksuoja jokių vairuotojo darbo veiksmų. Tai pagrindinis šios funkcijos, šio parametro parodymo tikslas yra, kad griežtai vairuotojai turėtų žinoti, kaip atpažinti, kada ta funkcija įjungta ir kada ta funkcija neįjungta. Tai mes paspaudžiame OK, einam įvedimas automobilis ir начало out arba out funkcijos pradžia. Spaudžiame OK ir duomenis išsaugoti. Tai kaip atpažinti, visada reikia grįžti į pagrindinį ekraną ir jeigu vairuotojas mato šitoje vietoje įjungtą užrašą out, reiškia įjungta funkcija out. Dėl to griežtai draudžiama. Reiškia šitą funkciją, ką greičiausiai turi vairuotojas padaryti, tai sustoti ir tą funkciją kuo greičiau išjungti. Spaudžiame OK, einame iki automobilis įvedimas ir out funkcijos pabaiga. Tai vat, ir išjungiam. Ir šiuo atveju funkcija out yra išjungta. Tai visada vairuotojas prieš pradėdamas darbą turi pasitikrinti, pasižiūrėti, ar čia nėra įjungta funkcijos out, ar nėra įjungta ikonėlėje keltas. Jeigu yra, tai reikia ją išjungti.